uso figure nestro sculptor sempre. Kągi, sveiki visi veiperiai, sveiki visi naujokai, sveiki visi mano prenumeratoriai. Šiandien pas mus svečiuosi vienas aparatas, kuris pramušinėja kol kas šiuo metu viską, kol dar nesulaukė Mašių Griffino. Tad pas mus šiandien svečiuosi aparatas su Velocity Deku, apie kurį mes pakalbėsime apačioj, tai Kriusas. Kągi, atėjome dabar prie to pačio stalo, kur guli mano visi kaitikliai, ir kaip matome, čia yra Kriusas. Gamintojose yra OBS, tai kaitiklis, kuris įmanomas trijose spalvose, vienas stainless steel, kitas juodas, kuris dabar pas mane čia ant stalo guli, ir kitas kaitikliukas, paskutinė spalva, tai yra balta. Apvertus pačią dėžutę į apačią, šiaip tiesiog nelabai tokia didelė, nelabai įspūdinga, šiaip kai visos likusios kitos dėžutės. Kai matome dideliom raidėm, matome iš pat priekio Krius, dėžutė atsidaro kaip ir visos, pakeliant į viršų, ir dabar pažiūrėsime, kasgi iš galo rašoma. Iš galo matome keletą specifikacijų, visokiausi tipsai, kaip rebuildint, bet rebuild aš padarysiu būtent šiame video ir visokia kita informacija, kurią galbūt jums būtų naudinga, tad pasiskaitykit. Kas komplektacija, matome štai tokią labai didelį informacinį lapelį, iš ko susideda mūsų kaitiklis, kaip veikiant iš kitos pusės, toje versijos lapelį, ir matysite viską patys labai plačiai pavaizduota, kaip atsisuka, kaip veikinasi, kaip užsisuka, kaip pildyti skystį, yra 8 žingsniai visokie, tai kad galite sustabdyti ir pažiūrėti. Taip pat matome stikliuką, štai tokį 6-kampį atsuktuvą, vėlos, bet visokiausiai koilai ir taip toliau ir tarpinės. Štai tai tada mano juodas šitas OBS Krius skaitikliukas, labai fainas. Dabar tada pažiūrėkime, kiek jis sveria, kaip, kas ir kur. Čia matome 22 mm, kur dabar vaizduoju, svoris 53 gramai, taip pat jo talpa 4,2 ml. Štai toks skaitikliukas, dabar dar vienas šotas iš jo pilno ūgio, pilno dydžio. Tuoj mes pažiūrėsime biškį arčiau, iš kokių dalių jisgi susiję ir kas yra pats įdomiausia. Kai matome, dabar biškį išrinkime ir apeikime nuo viršaus iki apačios. Pačiam viršui matome tokį stiklinį driptypą, kuris gali sudužti, tai kad yra nelabai gerai. Toliau mes matome mūsų viršutinį kepą, kuris viską mus prilaiko. Taip pat čia yra kaitiklis su viršutiniu pildymu. Štai taip, kaip ir minėjau, 4,2 ml talpos bakas. Štai būtent tokiu būdu pasikelia tas skysčių įpylimas. Čia galima nuleisti, galima pakelt. Ten, kur yra skylutė, pro kur reikia pilt, matome pavadinimą UP. Užrašą į viršų, pakeliam ir matom. Taip pat matome 2 airflowus einantis per pusę bazės, reguliuojant vieną pusę, taip pat reguliuojasi ir antrą pusę. Apačioje matome reguliuojamą piną. Štai maždaug toks kaitikliukas, matome per patį vidurį matome OBS, tai yra mūsų gamintojas, kuris pagamino šitą gražų kaitikliuką. Štai dabar iš arčiau matome kokių dalių jis susiję. Pirmas tai yra mūsų bazė, antras yra stikliukas, trečias yra chimney ir ketvirtas tai yra top capas ir paskutinis yra driptypas. Kaip minėjau, jis gali sudužti, tai kad galima uždėti kokį su savo driptypą arba naudot kažkaip jį labai vertinti ir stengtis jį nesudaužyti. Bet dabar prieikime prie mūsų pačio įdomiausio dalyko, tai mūsų pati bazė Velocity Style. Velocity Style yra tas, kad yra 2 stulpeliai, ant kurių yra po 2 skylutes, paaiškinant galima taip, kas nelabai supranta. Kai matome, yra 4 postai, štai toks atsuktuvėlis, kuris eina komplektaciją, jo galima atsukti. Štai šitus 4 postus, tai prisiveržia normaliai, joks sriegis nenusitryna, bent jau man šiuo metu nenusitrynė, prebildinau jį gal 5-6 kartus jau, viskas normaliai laiko, nepalyginus su Mutation MTRT, kas buvo irgi labai blogai. Taip pat mes matome mūsų tokią naują sistemą Jewish channelių, čia biškai kitaip negu visur, kai matome, jie yra nemaži, man įsišeša iki 100 vatų, taip pat vatai priklauso labai daug nuo Jewish channelių. Jeigu yra dideli Jewish channeliai, galim tikrai sakyti, kad tai yra kaitiklis galingas, kuris gali išnešti daug vatų ir galima su normaliai garinti. Taip pat dėl bildų, čia telpa visokiausiai įvairiausi bildai, kaip
kaip dabar pas mane bus biški toliau, tai yra Spaced, arba kaip Claptonui, Fuse Claptonui nelabai kaip tilptų iš storos vielos, bet jeigu viela būtų plona, manau tikrai tilptų. Šiaip man patinka tokie bazės tokios, kurios su Velocity Decku, jos yra labai patogios ir labai fainai su jom rebuildint. Kaip ir minėjau, 4,2 ml talpos stikliukai, kurie komplektacija yra 2, vienas jau įmontuotas, o kitas pas mus eina pačioj mūsų dėžutėj. Toliau mes matome mūsų kepą, kur yra 4 juice channeliai, kaip ir ant bazės 4, taip ir ant kepo 4. Ir mes matome patį mūsų viršutinį kepą, kuris užsidaro, atsidaro, po kai įpilame skystį. Galim pasakyti, kad kai mes naudojame mūsų kaitiklį, tai yra pati svarbiausia dalis. Tai kągi, maždaug taip mes apžiūrėjom šių dalių jisai susiję ir pažiūrėkime, kasgi toliau. Štai dabar viskas užsisuka, viskas labai gražiai. Kaip ir minėjau, čia yra juice channelių kontroliavimas. Gal neminėjau, bet tai minėsiu dabar. Jis reikalingas tam, kad nustatyti, kiek jūsų skystis gali ryt, taip kitaip galim pasakyti skysčio, arba daugiau arba mažiau, žiūrint kiek vatų garinat. Jeigu 100 vatų tikrai turi būti pilnai atidarytas, jeigu biškai mažiau vatų galima uždaryti channelį ir netaip daug jis ės skysčio savyje. Štaigi maždaug dabar jį sudėjau, štai taip jis gražiai atrodo ir taip toliau. Dabar atėjo laikas pažiūrėti, kaip jis guli ant mano gražaus modos nuo Ulfo ir po kelių sekundžių mes pereisim prie jo vikinimo ir bildinimo, kas irgi manau yra labai svarbu. Kaip matome, guli labai nuostabiai, 22 mm, sukanka su kitais visais modais, kurie irgi turi įstrinai 22 mm, viskas labai gražiai atrodo. Kągi, dabar atėjo laikas į rebuilding. Kodėl nedarau coil ant jūsų akių, kadangi coil gali būti jūsų, gali būti Spaced, gali būti dual paprasti coil, gali būti parallel coil, čia nėra skirtumo. Manau, svarbiausia dalis tai yra vikinimas, kaip kas yra prieš, dedant vatą, reikia būtinai pahotspotint jos, pažiūrėti, ar viskas tolygiai dega. Ta galima štai tokiu būdu būtent susukti vatos kampą, kraštas, ir įdėt čia į mūsų patį coilą. Biškį patampelioti į vieną į kitą pusę, kad viskas labai gražiai gulėtų. Ir galima dabar šiuo metu įkišti antrą vatos gabalą į mūsų antrą coilą. Taip pat suskame vieną vatos gabalą, vieną tos pusę, atsiprašau, kadangi kitaip neįlys ir tai yra mano geriausias būdas įtilpinti vatą, šiuo metu japonišką, kurią naudoju į mūsų coilą ir taip pat, kaip minėjau, į vieną į kitą pusę, patrint, kad viskas labai gražiai gulėtų. Dabar atėjo laikas tai viską gražiai apkarpyti. Štai paimu štai tokie žirklutės ir aš padaryti taip. Vieną galą apkerpu ir žiūriu, prieš kartą jį pritaikau prie juice channelio, tada čia, manau, lengviausia viską tik daryti. Kai matom, vatos turi būti maždaug tiek, nereikia jūs daug, aišku, tam meniu instrukcijų lapelį pavaizduota biškai kitaip, kad reikia per visą juice channelį, bet aš naudoju taip ir zero leakingo, iki leakingo nebėra. Beliko tą patį padaryti su kitais 4 kraštais, taip pat dabar, kaip matote, biškai patempiu į vieną galą. Vienas galas lieka ilgas, kitas lieka apkarpytas ir taip pat įkišu į šitą juice channelį. Kaip ir minėjau, nebūtinai įkiš čia daug vatos, ji turi būti tik tais iš viršaus, mačiau taip daro visokiausi kiti revieweriai ir viskas normaliai, viskas gražiai veikia. Ta patį dalyką padarome ir su kita puse, irgi apkarpame, žiūrime, kiek reikia visos vatos, galima tada biškį pakoreguoti. Jeigu jūs matote, kad čia biškį per daug tos vatos ir matome, va, viskas puikiai, viskas gerai, apkarpame kitą vatą, kuri taip pat tokių pačių ilgių turi būti ir matome, štai išeina maždaug štai toks vikinimas. Vatos turi būti ne per daug, kas yra labai svarbu. Jeigu bus per daug, bus arba dry heat, arba bus leakingas, kas yra labai blogai. Taip pat ačiū Real Smoke'ui iš labai nuostabus keisti Milkman, kurie jie turi visokiausių talpų, visokiausių stiprumo, 0,36 ir taip toliau, tai kad užsukit pas juos ir nupirkit šitą tobulą skysčio, kurie gamina One Heat Wonder Liquids. Gerai, dabar biškai sudrėkiname mūsų vatą tą naują ir galime užsukti mūsų OBS Kriuso patį viršų kepą. Dabar porą kartų paspaudžiam mygtuką, bet nelaikom, nes kitaip ten gali būti visokiausių problemų, jeigu apsidar vata nešlapia ar dar kažkas tokio. Aš padariau tai būtent dėl to, kad žiūrėt, ar nėra jokių šortų. Kai matome, dabar uždarome juice channelius ir įpilame skysčio. Dabar biškai viską prigreitinsiu, kadangi jis reikalauja į 4 ml skysčio, tai kad čia biškai ilgai užimti viską, tai žiūrėt normaliu laiku. Kai skystis yra pripildytas, galima uždaryti mūsų šitą viršutinę dalį.
Štai taip gražiai sukasi, kaip ir minėjau, čia yra vienas minusiukas, kad biški lieka skysčio, dabar galim daryti mūsų džiųjų channelius ir žiūrim, niekas niekur neteka, viskas labai puikiai, viskas labai gražiai atrodo. Tai kad, kaip sakiau, minus yra tas, kad biški lieka skysčio viršui. Kągi, pakalbėjome čia, eikime prie FaceTime. Kągi, štai maždaug tokia trumpa apžvalgėlė būtent šito Kriauso OBS Kriaus. Šis skaitiklis turi, ką aš žinau, labai daug pliusų, labai mažai minusų. Netgi per naudojimasis šitą laiką, kai naudojau tai tą savaitę maždaug, jame nelabai yra daug minusų, nes ten beveik nėra. Minusas būtų toks, kad kai pilnėjom skystį pro viršų, pro tą skysčio angą, kada uždarome atgal viską, norint toliau garint, būna, kad lieka šlagavo skysčio ir tenka valyti. Manau, tai būna vienas iš vieno minusų, kuris yra šiam skaitikliui. Plius yra labai daug. Ir flowas labai fainas, taip pat buildint irgi galima pasižaisti su juo, galima daug ką gero padaryti ant jo, iš tiesų. Toliau džiųjų channel irgi gerys, aišku, skysčia biškirė, aišku, ne taip daug kaip Mutation Tegoks arba dar kažkas, bet manau normaliai, užtenka šiaip pagarint kokiai valandai, ką žinau, nelabai intensyvaus garinimo. Toliau, taip pat skonis irgi man nuostabus, ką žinau, pyliau čia labai daug premium, pyliau čia savų skysčių, visi skonio atrodo labai gerai. Man tai irgi iš tiesų labai didelis pliusas skaitiklė, kad turi gerą skonį. Ir manau viską, ką matėt toliau, kam darėt kokią savo vaizduotę, darėt šitą skaitiklį, viskas tai yra tik tais pliusai. Tai, kad šitą skaitiklį aš vertinu 9,8 iš 10, jis man labai patiko, dabar labai stipriai laukiu Griffin tanko ir pažiūrėsime, ką jis sugeba, kaip jis varo, kaip viskas. Su jumis buvo Go for Wave, garinimas yra aktyviai, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Ačiū, kad žiūrit mano šitą nuostabų kanalą. Ačiū iš jūsų prenumeratus, kurios labai paaugo, kurie per pastarąją savaitę. Ir išlikit maladėci ir veikinkit, nes negadinkit savo sveikatos cigaretėmis. Dar kartą ačiū už laikus, komentarus ir subscribus ir iki susitikimo ateityje.